Ištrauka iš romano Vedama tamsos, 2 skyriaus. Po valandėlės Antarina išgirdusi nediduko mechanizmo garsus, įsiklausė į monotoniškai kalbėjusias sekundes. Cik cik, cik cik, cik cik. Kišeninis laikrodis atsidūręs ant spintelės atkeliavo iš tos pačios senolės rankų. Deira pasakojo, kad dar vaikystėje užtiko jį tarp močiutės daiktų, kai ji darė iš anksto laidotuvėms paruoštų drabužių sudėtų į aptrintą lagaminą reviziją. Kasmet tikrindavo, ar kandis nepaskanavo suknutės, kojinių, batų ir kitų dalykų. Lagamine buvo ir ornamentuota skrynelė įmantriomis kojelėmis ir stikliniais akmenimis išpuoštų antvožų. Ji labiausiai domino anūkę. Tąkart mergaitė buvo patikėta kieman išneštus drabužius užkabinti ant virvės ir pravedinti. Atpildu už paslaugą tapo dėželės turinio apžvalga. Viduje Deira rado išdrožinėtą artoją su skrybele, baltą maršką su gaubtu, į kurią buvo įvyniota šis įmantrus laiko skaičiuoklis. Ten pat buvo drobinis maišelis, kuriame apipavidalintas atvirlaiškis su viršuje užrašytais žodžiais Porta animaja tuaja. O po jais meniškai atvaizduoti augalai. Prie kiekvieno senoviniu šriftu parašytas pavadinimas. Močiutė pasakojo, kad skrynelė, kurioje buvo pigaus audinio tunicėlė, maišelis su lotynų raštais ir medinukas, atkako pas ją per kartas, kaip paveldas. Kai jos nežinia tiksliai kiek tų buvo, tačiau kažkuris prosenelis, remontavęs po maro epidemijos Zapyškio bažnyčią, aptiko daiktus, paslėptus grindise po akmeniu. Tada jis vos nežuvo, nes iškeliant dėželę ant jo nukrito meliuzina, turėjusi saugoti bažnyčią nuo potvinių. Senolis, pramuštą galvą, pagarbiai atrėmė ragus prie sienos, pasimeldė atgailaudamas už savo elgesį, bet daiktus vis tiek parsinešė namo. Kažką pajutęs, ilgai negalėjo atitraukti rankų nuo dėžutės, o statulėlės iki pat savo mirties niekam net paliesti nedavė. Tik tą vienintelį kartą, kai rado gulinti užverstomis akimis. Įsikibusi į medinį dirbinį, namiškiai lupte išlupo jį iš senolio pirštų. Nežinia, kaip būtų baigėsi, jei ne jo dukra, kuri neatsitraudama kalbino tėvą, glostė jo ranką ir vis kartojo, kad jis jiems reikalinga žemėje. Tik po 2 parų ryte sujudėjo vyzdžiai ir vakarop senukas net mėgino keltis, tik susvirduliavo it ką tik gimęs veršelis ir pargriuvo atgal. Per savaitę pakilo ir sustiprėjo, bet priklausomybė nuo statulėlės liko. Tik laikydavo ją trumpiau, o po to per valandą kitą sugrįždavo į save. Nežinia, kiek teisybės, juk žodiniai šaltiniai nerašytiniai, kalbėjo Deira. Man močiutė sakė, kad ją jos tėvas pasakojęs, o jam motina. Ji pati kartais užsibūdavo su statulėle. Nežinau, kokią energiją jautė, gal tik apžiūrinėjo. Prisimenu, sakė, kad išeidamos sielos palieka savo daiktą žemėje. Ir jeigu žmogus, kurio kūne jie apsigyvena, tą daiktą atranda, tuomet jis gauna galingesnę prieigą. Gal prie informacinio srauto ar senųjų laikų energijos, nežinau. Aš medinuką pasilikau kaip sėkmės talismaną, kuris saugo. Tiesa, grįždama iš tos pačios Zapyškio bažnyčios, eidama pro Pyplių piliakalnį, kai dar to kaimo vietoje buvo vienkiemiai ir laukai, močiutė pati rado laikrodį. Senolės pasakojimas Deirą užbūrė, tačiau didžiausią trauką ji pajuto nupieštoms gėlėms. Tada mergaitė ėmė domėtis, kaip žolynai sąveikauja su žmogumi, o laikrodžio skleidžiamus garsus pamėgo net Antarina. Susikoncentravusi kiekvieną ciktelėjimą, pavykdavo greičiau nusiraminti ir lengviau užmigti. Kai pasakė apie tai Deirai, ši paliko laikrodį ant Antarinos spintelės. Keistas tas pasakojimas, viduramžių mistika ne kitaip, pamanė Antarina, ir lūpų kampučiuose sušmežavo vos įžvelgiamas šypsnių šešėlis, bent kelioms akimirkoms užsimiršo. Kad ir trumpalaikio palengvėjimo vis dar apimta, išsipynė kasą. Atitraukusi šalia stovinčios spintelės stalčio apčiopomis rado šukas,
ir perbraukė per plaukus. Prisiminė savo pamotę, kuri kasryt ruošdama ją į mokyklą niurnėjo. Visai plonyčiai, gerai, kad bent neryži kaip motinos. Net pati nustebo prisiminusi vaikystę, matyt todėl, kad Deira papasakojo apie save mažą. Ir Antarina pravėrė savo praeities duris, kurias laikė uždarytas daugybę metų. Lūpos įsitempė į lygią liniją ir sustingo. Braukė šukomis, lygino plaukus energingiau, tarytum glotnindama prisiminimus. Tačiau praeitis kilo, bangavo, šiaušėsi. Nedaug joje radosi šviesos. Išskyrus tėvą, kelias paaugliškas meilės. Dar iš biologijos kabineto pavogto kukučio plunksną, kuri ilgą laiką buvo jos amuletas. Kadaise girdėjo, jog vogtos gėlės geriau auga. Ir tikėjo, kad amuletams taip pat tinka ši taisyklė. Turbūt būtent tada adrenalinas tarsi cukraus pudrą apibarstė širdį, paliko neišdildomų slapta pasisavinto svetimo daikto prisiminimus. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.